Man pačiam yra sunku, man pačiam yra blogai, man pačiam reikalinga pagalba. Ir nuo tų minčių prasideda tos mūsų kietaširdiškumas, kai nenorime atsiverti ir nenorime pamatyti kito žmogaus bėdą. Ir kai padedam kitiems, padedam patys savo. Taigi sveiki, kas prisijungia pasiklausyti eilinio apmąstymo. Ir būtent šiandien noriu pasikalbėti tą temą, kai mes pasisavinam ir galbūt vaiką pasisavinam kitus žmonės, norime, kad priklausytų man asmeniškai, kad tarnautų vien tik man. Ir man labai patinka mintis, kuri, manau, kad yra daugeliu girdėta. Bendrai bažnyčia moko, kad turtas, kuris mums priklauso, čia jeigu kalbam apie pinigus, tai nėra grinai tavo. Tai žinoma, kad niekas iš tavęs neturi teisės to atimti, bet ką turiu omeny? Tai, kas, pavyzdžiui, yra uždirbta tavo, tai žinoma, tai yra tavo nuosavybė. Bet kartu ne viskas. Tikriausiai painokai skamba, bet kaip tai yra aiškinama? Tai, kad tu gyveni, užsidirbi pinigus ir tai priklauso tau ir tavo šeimai ir tu tos pinigus paskirsai, pagal taip, kaip tu įsivaizduoji, kad yra teisinga. Manau, kad jums bus truputį nuostaba, kad tie pinigai priklauso ir kitiems. Tai, ką turi, netgi tavo mašina, iš dalis priklauso ir kitiems. Nes kiekvienas materialus daiktas turi tarnauti. Pinigai, mašina, telefonas ir visi kiti daiktai turi tarnauti kitiems. Atsiminiau dabar spontaniškai vieno žmogaus pasidalinimą, kuris irgi maldoje, ten, matau dabar tiesiog atpasakojau tiksliai, tai nepamenu kaip buvo, bet maldos metu tokį gavo kaip ir Dievo pažadą, suprato, kad Dievas tam žmogui pažadėjo, kad jis turės namą ir tas namas turės tarnauti. Tas namas nėra vien tavo nuosavybė, bet tai yra kartu, tai manau, kad supranta, kad tai turi tarnauti ir kitiems, kai matai, kad kažkas atstokoja arba matai, kad kitam reikalinga pagalba, tai kas yra tavo jurisdikcijai, tai turi tarnauti būtent ir kitiems. Truputį aš manau, kad daugelis iš jūsų pasipiktins to, arba nepatiks ta mintis, nes mes labai dažnai užsidarom ir sakom, kad kas mano, tai yra mano ir viskas, nepasidalinsiu, tai yra mano ir tai man priklauso, aš užsidirbau. Ir dar keli tokie apmąstymai. Albertas Camus yra ten aprašęs tokį vieną herojų, jis buvo advokatu, to miesto žymus advokatas ir jis vieną kartą eidamas pro tiltą, eidamas tiltu, pamatė moterį stovinčią, jis kažkaip praėjo, kažkaip nesureikšmino ir nuėjęs 50 metrų nuo tilto, jis išgirdo į vandenį krentančio kūno garsą. Jis girdėjo vis pasikartojantį merginos šauksmą, dostantį žemyn į upę. Po to balsas nutilo. Norėjo bėgti jai padėti, tačiau vis dėlto liko vietoje. Po to lietui lyjant pamažu nuėjo, apie šitą įvykį niekam nepasakojo ir neskaitė laikraščių pirmas 2-3 dienas, nes nenorėjo grįžti į tą praeitį ir manau, kad pažįstamas jausmas, kad ir kiekvienam iš mūsų galėjai padaryti, bet ne. Ir taip tada ateina tokios varginančios mintis, kodėl tu nedasimastei, kodėl ir kažkas tave stabdo. Kažkas tave sustabdė, kad tu to nepadarytum. To gero veiksmo, ar ne? Ir čia, žinoma, turėtų būti ir mūsų toks įgūdis, mūsų nusiteikimas
padėti, kad aš esu Dievo įrankis, kuris vėlgi turi tarnauti. Mes ką tik kalbėjom apie daiktus ir visą, ką mes turim, kad tai turi tarnauti, bet mes esame Dievo ne daiktai, bet Dievo, kas mums nepatinka, tarnai, bet ir vaikai, kurie yra kaip, geras samarietis. Mesgi turim mokytoją Jėzų, mūsų tėvą, kuris moko mus, kad mes tarnautume, kad mes iš meilės tarnautume kitam žmogui. Matytume tą, kuris įklimpo, kuris turi problemų. Ir manau, kad tai yra labai susijęs su mūsų dvasiniu gyvenimu. Dvasios tėvas, mano, kažkada sakė, kai pradedi dieną nuo pat ryto, prabudai ir gali pradėti savo dieną trumpą maldą. Šventoji dvasia vesk mane, kad šita visa diena būtų pavesta Dievui. Tu gavai kaip dovana tą dieną ir kad ją tinkamai naudotumėsi, tai yra, reikia paaukoti ją vėl Dievui, kad jinai būtų pašventyta tą dieną, kad tu galėtum tą dieną išgyventi tinkamai. Ir mūsų daiktai, pavyzdžiui, kai žmonės ateina į bažnyčią ir sako, kunige, pašventink man mašiną, nusipirkau naują. Arba pašventink kryžių, pašventink maldaknygę, Bibliją, arba kokį kitą daiktą. Tai yra, kad pašventinam, atiduodam Dievui, ar ne? Ir krikšto metu, kai yra krikštėjamas vaikas, tai irgi tampa Dievo vaiku. Jis nėra tavo nusavybė, nepaisant to, kad daugelis tėvų apie vaiką svajoja ten daug metų. Ir tai yra momentas pripažinti savo, kad tai nėra tavo nusavybė, bet tu esi vėlgi įrankis Dievo, kuriam yra duotas tas žmogus, kad tu duotum jam tai, ką gali geriausio. Taigi, šiandien irgi kviečiu ir jūs susimastyti, ir kviečiu irgi save susimastyti apie tai, ko galbūt kažką vis atidėliojam. Kai kažkada su jumis kalbėjom apie laimę, tai irgi iš dalies mūsų yra laimės dalis. Ar mes gyvenam dabartimi, ar mokam naudotis, ar vis atidėliojam. Atidėliojam rytdienai, vėliau, galbūt kažkada, kitą kartą. Ir dar vienas pavyzdys apie mūsų materialinius dalykus, kurie mums yra labai svarbus ir bet kokiu atveju Dievas nori, kad mes turėtume. Jis tikrai, tai yra Dievo dovanos, viskas, ką mes turime, ten kartais mažiau, kartais daugiau, bet kokiu atveju jis nori, kad mes jais naudotumės. Ir dar vienas pavyzdys. Vienu žodžiu buvo atvestas į teismą žmogus, kuris iš parduotuvės pavogė duonos. Ir atėjus į teismą, teisėjas jam pasakė, kad turės susimokėti baudą už tai, kad pavogė, turės susimokėti $50. Ir tas, kuris pavogė, sako, kad jis turi šeimą ir dėl pinigų stokos jis negalėjo išlaikyti jos ir dėl tos priežasties buvo priverstas vogti. Ir tada teisėjas sako, kad žmonėms, kurie ten buvo atėję į teismą, kad teisėjas kiekvienam atėjusiam į tą teismą irgi paskiria baudą $10. Ir pasiuntė ten kažkokią ar kepurę, arba ten kažkokį kitą daiktą, į kurį galima buvo sudėti tą taip tariamą tokią baudą. Ir surinko $500. Ir tada tas žmogus galėjo sumokėti $50 baudą ir jam liko dar pinigų. Ir čia būtent apie tai ir eina kalba, nuo ko aš ir pradėjau. Kad tai, ką tu turi, ne visai tau priklauso, kai, matai kitą žmogų stokojantį, kuriam reikia dar labiau. Šventoji Faustina berods apie tai irgi atkreipdavo dėmesį, ir Šventoji Teresė iš Kalkutos. Kai tau atrodo, kad tau reikalinga pagalba ir
tu labiausiai galbūt esi nuskriaustas, tai ieškok, kam tu gali padėti. Ieškok, kam tu pats galėtum pasitarnauti. Ir nuo to ir pradėjau visą tą mūsų apmąstymą, kad mes padedami kitiems, padedam visų pirma patys savo. Tai duok Dieve mums tai žodžiais gyventi. Tie žodžiai mus gydo kiekvieną iš mūsų, bet tą suprasti labai sunku, lygiai taip pat kaip ir einam pas gydytojus, kartais išgirstam, įeina pro vieną ausį, pro kitą išeina, dar pagyvensiu, ne taip stipriai ir skauda. Bet manau, galbūt tie apmąstymai bus kažkam naudingi, kas išgirdo juos. Tai melskimės, kad Dievas atsiųstų mums šventąją dvasią, kuri mus vestų visame gyvenime, kad mes jos šauktumės kiekvieną dieną, ieškotume šviesos, ieškotume Dievo valios, kad visa, ką mes turime, būtų pašventinta ir nieko savo nepasisavintume. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbė Jėzui Kristui.